Nu, Surski, ar jau išregistravo per prievartą jūsų Opel Askonija? Ko čia jūs taip šneka, tokia faina mašina, kam ją išregistruot? Jinai pas manęs 12 metų jau garaže stovi ir tegul stovi. Aš ją 2 kartus tik tais per rudenį panaudoju, iš sodo morkų parveš ir iš garažo ir žaliokį prisirinkti. A technikinę praėjot? Kam tokiai mašinai praeidinėti technikinę, kokia prasmė? Dėl 2 kartų per rudenį. Opel Askonija yra vokiška mašina ir jinai važiuoja be jokios technikinės. Aš kai ją pirkau 92 metais, tai su ją buvo tik tais vokietys senukas važinėjęs į bažnyčią 15 metų. Žinau jūsų šitas legendas. Nuo šios savaitės yra tokia tvarka. Jeigu jūsų mašina be draudimo ar technikinės, jinai išregistruojama be jūsų žinios. Ir jūs pats neturite teisės dalyvauti eisme. Palaukit. Nėra techninės apžiūros ir mano Opelis vis tiek sėkmingai dalyvauja eisme. Taip. Nėra privalomo draudimo ir mano Opelis puikiausiai dalyvauja eisme. Taip. Nėra nei draudimo, nėra nei techninės apžiūros ir mano Opelis vis tiek puikiausiai dalyvauja eisme. Taip. Ir jūs norite man pasakyti, kad jo išregistravimas neleis jam dalyvauti eisme? Nejuokinkit nei mano kaimynų, kurių 2 jau ir turi dar pirmosius žigulius. Policija jūsų stabdys kelyje, iškels iš mašinos kartu su jų visomis jūsų morkomis, a jūsų mašina nutemps į aikštelę. Aš išvažiuoju su ją 2 kart per metus. Ir jūs galvojate, kad mane būtinai pagaus policija, jūs ką nors kiek raukėt tikimybių teorijai, išgama jūs pelės veidu. Ir jeigu net man reikėtų praeiti technikinę, jūs galvojate, aš jas nepraeičiau, kai pas mane bagažiniai guli 8 šitie salnikai, 4 šitie šarnyrai atsarginiai, bėgunokai 2, patvarnikų krūva ir kardano chvostovikas. O, jis dabar pabėgo, nes neturit kom argumentuoti. Taip paprastai mūsų senų šoferių nepaimsi. Von iš čia.